Tai kurgi yra šuo pakastas tame tinklinėme marketinge, nes jūs tinklinio marketingo atstovai sakote, kad čia yra labai viskas gerai, faina ir panašiai. Taigi, kas čia yra negerai? Ir teisingai, yra vienas trūkumas. Daugelis žmonių pradėję tinklinio marketingo verslą praranda pasitikėjimą tų žmonių, kurie nesupranta, kas tai yra per verslas. Ir teisingai, jeigu tu pradedi statyti verslą šioje industrijoje, tai gali sulaukti kritikos, gali sulaukti negatyvo, kažkokio neigiamo atsiliepimo ar komentaro. Bet jeigu tu gali su tuo susitaikyti su kelių žmonių nepasitenkinimu ar kažkokiu neigiamu komentaru, tu čia gali uždirbti labai geras pajamas. Taigi va čia tas šuo ir pakastas.